Šabat šalom, Parashat Mishpatim, šventas gyvenimas. Mishpatim šios savaitės parašos pavadinimas. Šis žodis Biblijoje dažniausiai išverstas kaip nuostatai, tačiau jis taip pat gali būti verčiamas kaip įstatymai. Ir jo nereikėtų painioti su žodžiu Torah, kuris reiškia mokymą. Skaitant Parashą Mishpatim, randame daug Dievo mitzvot. Tai, kas buvo duota Dievo kaip nuostatai ar įstatymai, pasiekia mus kaip vadovas, kaip gyventi savo gyvenimą darnoje su juo. Šie įstatymai toli gražu nebūdami vien legalistiniai suteikia kryptį, kad galėtume teisiai elgtis su aplinkiniais. Tai yra biblinė halakha, žodis pažodžiui reiškiantis kelias ar eiga. Ir greičiausiai būtent šį žodį Rav Shaul turėjo omenyje apibūdindama save kaip kelio sekėjas. Šios parašos Mishpatim apima praktiškus kasdienio gyvenimo klausimus. Jie kalba apie tinkamą elgesį su samdomais hebrajų tarnais, o platesnė prasme apie tai, kaip turėtų būti naudojama valdžia darbo aplinkoje. Taip pat apie žmogžudystę ir jos pasekmes, kurios atskiriamos nuo netyčinio nužudimo. Jie taip pat aptaria pasekmes už tėvų prakeikimą bei situaciją susijusią su mergelės suviliojimu. Skaitydami šią parašą galime lengvai atpažinti Dievo Mishpatim, iš kurių daugelis vėliau darė įtaką tam, kas tapo bendraja teise Jungtinėse karalystėse, Amerikoje ir kitur. Pavyzdžiai apima mirties bausmę už iš anksto apgalvotą žmogžudystę ir pagrobimą, taip pat kompensaciją už asmens sužalojimą ar turto praradimą, nepriklausomai nuo dalyvaujančių socialinės padėties. Taip pat pabrėžiamas sabatinio metų ciklo vertė ir reikšmė. Kai kurie JAV ūkininkai netolimoje praeityje reguliariai laikėsi sabatinio metų principo, leisdami žemei ilsėtis visą derliaus ciklą, kad ji atgautų jėgas. Ši praktika prisidėjo prie sėjamainos sistemų vystymo, kurios padeda atkurti dirvožemio derlingumą. Panašiai ir man, besimokant vidurinėje mokykloje, mokytojams buvo suteikiami sabatiniai metai studijoms ar kelionėms kaip atsinaujinimo priemonė. Atkreipkite dėmesį, kad šitie žodžiai yra išversti, vadinasi, tai yra ne mano patirtis, bet rabinės Ruth Fleischer, ir ji užaugo Amerikoje, tai labai abejoju, kad šita sistema vyko Lietuvoje netgi tiek metų atgal. Bet jeigu kas geriau žinote, galite mums praplėsti akivaizdai. Izraelio žemėje, kurią mums davė Dievas, buvo nurodyta sodinti ir nuimti derlių 6 metus, o 7-aisiais leisti žemei ilsėtis. Ši praktika ir šiandien išlieka tarp religingų bendruomenių Izraelyje. Šie 100 metai, reiškiantys atleidimą, dar vadinami Šavait, 7-ieji. Paskutinį kartą buvo 5782 metais, prieš 4 metus. Jei mes darytume alijā ir taptume ūkininkais, tikėtumėmės laikyti šios Toros įsakymo. 7 metais savaime auganti augmenija buvo leidžiama suirti, o vėliau įariame į dirvą, taip ją praturtinant būsimam derliui. Net ir šiandien ūkininkai, kuriems padedame sodinti vaismedžius, laikosi šmita ciklo.
kiekvienais metais Bnai Makabim renka pinigus, kuriuos mes siunčiame būtent vaismedžių sodinimui. Žodis mišpat arba mišpatim šioje parašoje verčiamas kaip nuostatai. Kartais aiškiau suprantamas per žodžius teisingumas arba teismas. Hašem teisingumas yra daugiau nei vien teisinė terminologija. Mes dažnai vartojame žodį tzedaka, reiškiantį teisumą, kalbėdami apie savo aukas Adonai, virš dešimtinės, kurios reikalauja Dievas. Tzedaka taip pat apima pagalbą nepasiturintiems, pavyzdžiui, paramą mūsų mišpačia Zambijoje, Izraelyje, Kenijoje, Tanzanijoje ir kitur. Rav Ješua laikais šį savoką siauresnė prasme buvo siejama pirmiausia su rūpinimusi vargšais, nepasiturinčiomis žmonėmis, tai būtų našlėmis, našlaičiais, ligoniais ir senyvais žmonėmis, kurie galbūt neturėjo paramos ar šeimos, kurie galėjo juos paremti. Duoti tiems, kuriems reikia pagalbos, yra labai svarbu Hašemo akyse ir Rav Ješua apie tai kalbėjo daugybę kartų. Svarbu pripažinti, kad civiliniai įstatymai, pagal kuriuos gyvename, gali būti teisėti, tačiau ne visada teisūs. Tuo tarpu Dievo įstatymas visada yra teisus, visada teisingas. Vienaskaitinė forma mišpat nereiškia vien labdaringo davimo, ji apima teisingą elgesį santykiuose su kitais žmonėmis, pabrėždama veiksmą nepriklausomai nuo asmeninių jausmų. Daugelis Hašem mišpatim tiesiogiai veikia mūsų kasdienį gyvenimą ir nemažai jų pateikia šioje parašoje. Savo didžioje išmintyje Hašem nusprendė, kad tam tikras elgesys yra žalingas mums patiems, kitiems ir net pačiai kūrinijai. Laikydamėsi Dievo nuostatų ir jiems paklausdami, išvengiame daug nereikalingo skausmo ir pasekmių. Kai nusidedame geisdami valdžios ar turto, mes pažeidžiam Hašem nustatytą tvarką. Jo tvarka, jo halacha remiasi pagrindiniais principais. Halacha kyla iš hebrajų šaknies halach, reiškiančios eiti ar žengti, ir pažodžiui verčiame kaip kelias, kuriuo reikia eiti. Kai laikomės Dievo mitzvot ir vaikštome jo halachoje, parodome pagarbą kitiems ir išreiškime užuojautą. Taip mišpatin tampa Toros taikymu mūsų gyvenime. Taip mišpat tampa Toros taikymu mūsų gyvenime. Toroje kai kurie mišpatimai yra kintantys. Ir ne dėl to, kad pasirankėme prisitaikyti prie pasaulio, bet todėl, kad aplinkybės skiriasi. Sakykime, kompiuteriai neegzistavo tais laikais, kai Biblija buvo sukurta, ar mobilieji telefonai, mašinos. Ir šiais laikais daug įvairių kitų dalykų, kurių nebūdavo tada, kuriuos mes turime šiandieną. Neturint migdaš, tam tikrų mišpatim šiandien neįmanoma laikytis. Taip pat dėl tremties kai kurie mišpatim nėra tiesiogiai pritaikomi tiems, kurie gyvena diasporoje. Vis dėlto dalį jų galima išmintingai pritaikyti kaip bendras gairias panašiose situacijose. Panašiai kaip statome suką per sukot, net jei joje negyvename visą savaitę. Tačiau dauguma Dievo mišpatim yra mitzvot, kurios išlieka amžinai privalomos visiems, siekiantiems gyventi darnoje su juo. Šie įsakymai yra tokie pat pastovūs ir absoliutūs,
kaip visatos dėsniai ir jiems negalime taikyti situacinės etikos. Tarnaujant Dievui, siekime tiksliai laikytis to, ką jis įsakė, nes tai yra halacha. Elgesio pagrindas jo išrinktai tautai Izraeliui. Tarp šiuo amžinų įsakymų yra šabato ir visų jo nustatytų šventųjų dienų šventimas, taip pat mitzvot, vadinamas 10 žodžių, pavadinimas atspindintis hebrajų kalbos tikslumą. Praėjusios savaitės parašoje Jitro skaitėme šiuos mitzvot Šemot 20 skyriuje. Hebrajiškas žodis yra dvar. Todėl mokymas ar pamokslas gali būti vadinamas dvar, Toro žodžiu, arba devarim, reiškiančiu žodžius. Taip pat hebrajiškas knygos, anglų kalboje vadinamos Deuteronomy pavadinimas. Pridėjus hebrajišką žodį 10 gauname Asaret ha-devarim, 10 žodžių, kurie taip pat pateikiami devarim 5 nuo 6 iki 21, šiek tiek kitokią formą, nors dažniausiai cituojama Šemo 20 versija. Tradicinis 10 mitzvot arba 10 įsakymų suskirstimas išskiria 2 pagrindinės kategorijas. Įsakymus susijusius su meile Adonai ir įsakymus susijusius su meile kitiems žmonėms. Pirmieji 5 kalba apie mūsų santykį su Dievu, o paskutiniai 5 apie mūsų santykius su aplinkiniais. Kai Rav Ješua pasakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis ir savo artimą kaip save patį, jis iš esmės sutraukė 10 žodžių į šias 2 kategorijas. Tai jo talmidim būtų lengvai supratę. Dievas moko mus, kad tinkamas, paklusnus ir meilės kupinas santykis su juo natūraliai veda į meilę kitiems ir teisingus santykius su žmonėmis aplink mus. Mums parodoma, kad meilė turi būti išmokta, jos reikia mokyti ir ją suprasti. 10 žodžių nebuvo duoti vien elgesiui reguliuoti kaip civiliniai įstatymai, bet tam, kad mokytų teisingo gyvenimo ir formuotų širdį. Ir vėl pakartosiu, 10 žodžių nebuvo duoti vien elgesiui reguliuoti kaip civiliniai įstatymai, bet tam, kad mokytų teisingo gyvenimo ir formuotų širdį. Iš tiesų tokio pobūdžio moralinis mokymas buvo negirdėtas, kol Dievas jo neapreiškė mūsų tautai. Šių įsakymų reikšmės supratimas turėtų veikti mūsų motyvaciją. Kaip jau minėta, žodis Tora reiškia mokymą arba nurodymą. Jis kilęs iš hebrajų šaknies jara, reiškiančios šaudyti ar mesti, tarsi perteikiant vaizdą kaip mokymas nukreipiamas iš mokytojo mokiniui, nors kai kurie įsakymai turi teisinį ar reguliacinį pobūdį, svarbiausias jų tikslas yra mokymas, formuoti mūsų mąstymą ir gyvenimą. Pirmasis žodis pagal hebrajišką skirstimą skelbia, aš esu Adonai, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Dažnai tai sutrumpinami iki aš esu Adonai, tavo Elohim, hebrajiškai Anochi Adonai Elohecha. Toks pateikimas pabrėžia, kad pirmiausia turime pripažinti, jog Adonai yra ir kad jis yra mūsų Dievas. Tik tuomet galime iš tikrųjų priimti ir vykdyti jo įstatymus.
Antrasis žodis skelbia, neturėsi kitų dievų mano akivaizdoje, nedarysi savo drožinių ar jokio atvaizdo, negarbinsi jų ir netarnausi jiems. Šis įsakymas primena, kad ištikimybė Dievui nepalieka vietos pakaitalams. Sutrumpinta hebrajiška forma, tai reiškia aiškiai, neturėsi kitų dievų prieš mano veidą. Šis įsakymas taip pat atsiliepia žodžiuose saugomuose mezuzą ir kasdien kartojamuose šma bei viafta, stiprindamas išskirtinę ištikimybę Hashem. Trečias žodis moko lengvabūdiškai nevartoti Adonai vardą. Tai kalba apie tai, kaip pagerbiame visatos kūrėją. Siekiant išvengti nepagarbaus vartojimo, tradiciškai buvo naudojami pakaitiniai vardai, tokie kaip Adonai ar Hashem. Hashem hebrajiškai išsiverčia vardas. Istoriškai pilnas vardo tarimas buvo ištariamas tik kartą per metus, kai Kohen Hagadol per Jom Kipur pasirodydavo švenčiausioje vietoje. Šiandien tikslus tarimas yra prarastas, nes išliko tik priebalsinė forma. Ši tradicija primena mums vengti pernelyg familiaraus požiūrio į Dievą. Net ir tada, kai esame kviečiami artintis prie jo su meile ir pagarba. Pats Mašiach Ješua rodė tokį pagarbos pavyzdį, vartodamas pagarbius titulus vietoj tiesioginio vardo tarimo. Ketvirtasis žodis ragina prisiminti šabat ir jį pašvęsti Dievui. Hebrajiška frazė Zachor et Yom HaShabbat lekadšu reiškia daugiau nei paprastą prisiminimą. Ji kviečia aktyviai atminti dabartyje. Mes prisimename Hashem kūrimo darbą per 6 dienas ir jo poilsį 7, nors ilsėtis jam tai nereikėjo. Švęsdami šabat kiekvieną savaitę dalyvaujame šiame atminime, atskirdami dieną kaip šventą. tą dieną susilaikome nuo įprastinio darbo, sekdami Dievo pavyzdžiu ir pripažindami jo supratimą apie mūsų poreikius. Taip pat susirenkame drauge garbinti ir šlovinti bendruomeninę praktiką, kuri yra skatinama tikėjimo gyvenime. Ir aš labai tikiuosi, kad vieną dieną mes Lietuvoje galėsime sukurti patikimą vietą, kur mes, tu ir aš, galėsime susitikti Lietuvoje kiekvieną savaitgalį, kiekvieną šabatą ir garbinti ir šlovinti Adonai Elohim taip, kaip jis norėtų būti garbinamas ir šlovinamas. 5. įsakymas moko gerbti tėvą ir motiną, kad mūsų dienos būtų ilgos žemėje, kurią Dievas mums duoda. Iki šio momento įsakymai daugiausiai kalbėjo apie mūsų vertikalų santykį su Hashem, tačiau ši micva sujungia vertikalius ir horizontalius santykius. Rabinų mokymas pabrėžia, kad tėvai, tie, kurie suteikia gyvybę ir augina, tam tikrą prasme atspindi mūsų santykį su Dievu. Gerbdami juos mokomės pagarbos, dėkingumo ir atsakomybės. Hebrajiškas žodžio gerbti šaknis perteikia svarbos idėją, primindami mums rimtai žiūrėti tiek į žemiškus tėvus, tiek į mūsų dangišką tėvą. Tėvai yra dieviškai paskirti auginti, mokyti ir vadovauti savo vaikams, o vaikai kviečiami atsakyti pagarbą ir paklusnumu. Kai šis santykis veikia tinkamai, jis padeda formuoti sveiką Hashem tėvystės supratimą. Kai jis sutrinka, šis supratimas gali išsikreipti, todėl pagarba tėvams yra esminė
mokantis gyventi teisingame santykyje su Dievu ir su kitais žmonėmis. Mišmatim. Čia mes tik palietėme Dievo halachą paviršių, tačiau net ir ši trumpa apžvalga primena jos gilumą ir svarbą. Svarbu prisiminti, kad abi plokštės yra lygiagrečios ir lygiavertės, o 10 įsakymų arba 10 žodžių nebūtinai yra 10 svarbiausių micvot. Talmudiniais laikais rabinai sąmoningai nusprendė neįtraukti kasdienio 10 žodžių kartojimo į liturgiją, nes baiminosi, kad per didelis jų akcentavimas gali sudaryti įspūdį, jog tai yra vieninteliai arba svarbiausi micvot, nustumiant kitus į šalį. Tai moko mus, kad visi Hašem mišpatim yra vienodai svarbus. Mes neiškeliame 10 žodžių aukščiau kitų įsakymų, bet suvokiame juos kaip visumos dalį, Dievo mokymo visumą. Vaikščioti paklusnume Hašemui nėra našta. Besira Matityahu 11:29 Rav Ješua sakė: Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, nes mano jungas paprastas ir mano našta lengva. Jo jungas yra Toros jungas, natūralus apibūdinimas gyvenimo, kurį Rav Ješua gyveno kaip paklusnus žydas, tobulai sekdamas Hašem nurodymais ir tapdamas mums teisumo pavyzdžiu. Todėl mūsų tikėjimas nėra be struktūros ar pagrindo. Norėčiau sugrįžti tuos žodžius. Mūsų tikėjimas turi struktūrą ir pagrindą. Atkreipkite dėmesį į svarbą struktūros, kuris yra atspindintis visą fizinį sukūrimą mūsų pasaulyje. Ir taip pat Biblijoje mes matome, kad struktūra yra būtina. Vadinasi, mūsų tikėjimas, mūsų kelias su Dievu turėtų taip pat turėti struktūrą. Mes nesame pašaukti gyventi pagal nepastovius jausmus ar asmeninius įgeidžius. Nors žmogus negali gyventi be nuodėmės, mišmatim vadovavimas kartu su ruach pagalba leidžia mums pagerbti ir įtikti mūsų tėvui. O tai tiesiog reiškia turėti galimybę būti arčiau jo, artimiau jo. Mes galime rinktis paklusnumą, nes atpirkimas už mūsų nuodėmes yra suteiktas per vienkartinę Mašiach Ješua auką. Kai suklumpame, atleidimą randame per tšva, nusigręžimą nuo nuodėmės ir sugrįžimą į teisumą. Tai yra reikalavimas iš Dievo mūsų gyvenimuose. Nors visi kartais krentame dėl savo polinkio į blogį, nuoširdus siekis gyventi pagal Dievo Torą veda mus link gyvenimo, kuris laikomas vertingu jo akivaizdoje. Ir prisiminkime, kad ateis ta diena, kai mes sutiksime Adonai Elohim, akis į akį, veidas į veidą.
ir jis mūsų paklaus apie mūsų pasirinktus žodžius, mąstymą, elgesį. Ir aš labai norėčiau, kad jisai man pasakytų, kad aš esu nusipelnusi būti jo akivaizdoje. Matityahu 6 skyriuje Rav Ješua moko savo talmidim nesijaudinti dėl turto kaupimo ar net dėl kasdienių poreikių, nors žinoma, tai tikrai nėra lengva. Bet kai kuo artesni mes esame savo tikėjime, savo kelyje prie Dievo, tuo mažiau tie dalykai mus spaudžia. Rav Ješua sako, pirmiausia, ieškokite jo karalystės ir jo teisumo ir visa tai bus jums pridėta. Siekti Hašem karalystės reiškia statyti jį į pirmą vietą savo gyvenimą ir mokyti savo širdį bei protą veikti pagal jo įsakymus. Mes parodome savo meilę Dievui, paklusdami jo mišpatim, jo torui ir jo halakha. Jis pažada aprūpinti mus tuo, kas iš tiesų reikalinga mūsų gyvenime. Tuo, ką jis žino, padėsiant mums augti ir likti ištikimiems jam. Tebūnie mūsų paklusnumas ir garbinimas visada skirtas jo garbei ir būna jam malonus. Palaimintas esi tu, o Viešpatie mūsų Dieve, kuris duodi mums Torą, mitzvot ir mišpatim.